Sveiki, čia Teismo Vikingas. Šiandien paskaitysiu Jums labai naudingą paskaitą apie savo kaip vartotojo teisių gynimą. Iš karto pasakau, kad šis klipas nei reklama, nei antireklama, nei man kažkas mokėjo, nei prašė šitą klipą padaryti. Tai tiesiog mano nuomonė, mano istorija. Ir kitas dalykas, jau tikrai daug gavau skundų, pranešimų, pasakojimų apie žmonių patirtį su Pigu LT pardavėju. Suprantu, kad jis yra gigantas interneto parduotuvių rinkoje. Bet net ir tokiems gigantams galioja įstatymai. Sąžiningos prekybos principai ir vartotojų teisių pagarba bei apsauga. Klientus reikia mylėti. Šį kartą jau aš pats asmeniškai pakliuvau į situaciją su Pigu LT. Ir maža to, kad su Pigu LT turėjau problemų, dar ir vartotojų teisių tarnybos, kai kurie tarnautojai arba šūda malą, arba tiesiog nekompetentingi. Todėl, kai šį klipą pažiūrės jų skyrius vartotojų teisių, jiems tai bus puikus kvalifikacijos kėlimo kursas už dyką. Na ir žinoma, antireklama dėl darbo broko ir žinių stokos. Pradėkime nuo to, kad per L parduotuvę Pigu LT įsigijome vandens maišytuvą Groja virtuviai. Vėliau parodysiu jo foto. O dabar štai faktūrą matote. Paprastas toks, beje, panašių ir dabar pardavinėja. Jų svetainėje tokių yra. Sąskaitoje faktūroje, kaip matote, garantinis laikotarpis nurodytas 24 mėnesiai. Štai čia parašyta. Svetainėje prieš pirkimą jie dar rašo. Štai, kiek mėnesių gamintojo garantija fiziniams asmenims. Jei įdėmiau panaršysime Pigu LT svetainėje, rasime dar šiokių tokių paaiškinimų. Štai, kokybės garantija suteikiama visoms mūsų prekiams. Ši garantija dar vadinama teisinė arba gamyklinė garantija. Jos galiojimo terminas gali skirtis, kaip ir kitos sąlygos. Laikotarpis yra nurodytas gaminio aprašyme ar kartu su nusipirkto produkto sąskaita faktūra, kurie atitinka ir garantinį lapą. Taigi, sąskaita faktūra iš esmės kaip ir yra, ar ne, garantinis lapas. Daugeliu iš jūsų matyt kyla klausimas, ar galima prasitęsti garantiją. Į šį klausimą Pigu LT taip pat turi atsakymą. Pirkdami internetu turite galimybę įsigyti prekės draudimą nuo nelaimingų atsitikimų arba pratęsti garantijos laikotarpį iki 5 metų. Na, manau ir kvailių viskas aišku, taip? Gali įsigyti garantijos laikotarpį iki 5 metų. Jeigu turite klausimą, pavyzdžiui, kokie yra gamintojo garantijos skirtumai fiziniams asmenims? Skaitome žemiau. Gamintojo garantija fiziniams asmenims galioja 24 mėnesius. Tai nurodoma tokių prekių aprašymuose bei detalizuojama sąskaitoje faktūroje. Nu vėlgi, atrodo, viskas aišku. Na, manau dabar jau, kai jau sudėjom visus taškus ant į, kad prekė, kurią pirkome mes pagal sąskaitą faktūrą 22 metų balandžio 9 dieną, galioja 24 mėnesių garantija. Nu, nes taip visur parašyta, net keliose vietose. Bėda ta, kad mūsų maišytuvas jį įprastai naudojant sugedo šių metų spalio mėnesį, tai yra po 3,5 metų. Štai ta nuotrauka, kaip atrodo gedimas ir kranas. Manau, matosi, kad iš jo ėmė lašėti vanduo. Savo kaltės, kad maišytuvas ėmė ir sugedo, žinoma, nematau. Tiesiog susidėvėjo, matyt, kažkokia detalė ir pradėjo lašėti. Teisybės dėliai, užbėgant už akių, pasakysiu, kad vėliau sužinojome, kad visgi maišytuvo korpusas dėl gamyklinio broko skilo ir jis ėmė leisti vandenį. Bet tai kol kas nesvarbu. Įsivaizduokite save tokio situacijų, kurioje, manau, jau 100 kartų visi buvote. Kokių minčių dėl problemos turite? Kažkas pasakys, mesk maišytuvo šiukšlių dėžę ir pirk naują. Kažkas pasakys, įsikviesk meistrą, tegul taiso. Kažkas pasakys, susisiek su Pigu LT. Žodžiu, kiek žmonių, tiek nuomonių. Išnagrinėsiu kiekvieną. Pirma, išmesk ir pirk naują. Idėja gal ir gera, bet jų gaila kažkada sumokėtų 270 eurų. Negi dabar kaskart 2 metam kranus pirksiu ir po 200-300 eurų išmesiu į šiukšlių dėžę. Nepamirškite, jog pajungimas taip pat kainuoja. Nes čia su ištraukiama žarna ir 3 vandens padavimo šlangutės, žodžiu, variantas išmesk netinka.
Jo labiau, kai dar nežinai, kas atsitiko. Antras variantas. Įsikviesk meistrą. Idėja gera, bet kainuos meistro atvykimas, problemos nustatymas, vėliau jo atvykimas su detalėm, pataisimas ir už viską reikia mokėti. O juk aš nekaltas, kad jis sugedo. Be to, prisimenat, kaip vėliau paaiškėjo, kokia buvo problema. Skilo maišytuvo korpusas, vadinasi, naujo reiks maišytuvo. Žodžiu, belieka trečia opcija – kreiptis į Pigų LT. Ką ir padariau? Štai mano laiškas Pigų LT, pagalbos linijai. Galite paskaityti, ką parašiau, viskas trumpai ir aiškiai. Dabar, ką man atsako Pigų LT? Manau, jau galite nuspėti. Pagal jūsų pateiktą dokumentą garantija yra pasibaigusi 24 balandžio 9. Turi papildomų klausimų? Kreipkis. Na, trumpai ir aiškiai. Tuomet aš rašau netikėtai kitą laišką. Pagal gamintojo suteikiamą garantinį laikotarpį, kurį jūs kaip platintojai žinote, prašau sutaisyti maišytuvą arba grąžinti pinigus. Priešingų atveju ketiname kreiptis į vartotojų teisių tarnybą. Įprastai po tokių žodžių pardavėjai gražiau ir geranoriškiau bendrauja su klientais. Bet ne LT. Ir vėl suklydau, tas pavadinimas jų kažkaip vis maišosi man. Skaitome, ką į tai atsako man. Sąskaitoje faktūroje galite rasti prekės terminą 24 mėnesiai. Na, lyg tai aš nemačiau ten šito parašyta. Jei gamintojas taiko ilgesnę garantiją, kreipkitės tiesiog į gamintoją. Pardavėjo garantija yra pasibaigusi. Kaip supratote, gražia forma mane pasiuntė. Pasiuntė į vartotojų teisių tarnybą. Na, iš vienos pusės lyg ir į gamintoją, su kuriuo aš visiškai jokių santykių neturiu. Bet iš kitos pusės, eik į vartotojų tarnybą ir ginkis. Na ką, kreipkimės į vartotojų teisės ginančią tarnybą. Parašiau pretenziją, nusiunčiau visą susirašinėjimą ir dokumentus. Ir štai atsakymas iš vartotojų teisių. Viso neskaitysiu, galite susistabdyti, bet štai svarbiausia dalis. Nustatytina, jog kaip įvardijote prašymą, prekį iš pardavėjų įsigijote 24 balandžio 9 pagal PVM sąskaitą faktūrą. Serija tokia tai tokia. O dėl pastebėtų prekės trūkumų raštu į pardavėją kreipėtės 25 spalio 10, ką patvirtina kartu su prašymu pateikta ginčo medžiaga. Toliau. Tarnyba vadovaudamas į civilinio kodekso 338 straipsnių nuostatomis įvertinus jūsų pateiktus dokumentus, nesant kitų negu pateikti dokumentai, pažymi, kad jūs į pardavėją kreipėtės praėjus civilinėme kodekse nustatytam 2 metų garantijos pagal įstatymą terminui. Atsižvelgdama į tai, tarnyba konstatuoja, kad jūsų reikalavimas pardavėjo atžvilgių netinkamos kokybės prekę pakeisti tinkamos kokybės prekę yra nepagrįstas. Ta tarnyba atsisako nagrinėti jūsų prašymą. Na ką, lyg ir aiškiai čia parašyta. Teisiškai gražiai supakavo, į dantis davė, eik donatuk, šunim šieno, kaip sako. Tik prekių skyriaus vedėja Rasa Pupienienė ir Jolanta Petrušauskienė visiškai nenori dirbti savo darbą, už kurį gauna iš biudžeto atlyginimą. Neieško būdų padėti vartotojui. Tai yra, visiškai netiria mano medžiagos ir neklausia Pigų LT su šia problema susijusių dokumentų. Nes Pigų LT jokio klausimo jiems neuždavė, kaip matot. Sprendė tik iš mano dokumentų. Ir įstatymais beje nesivadovavo. Spėjau, šimtai vartotojų buvo susidūrę su minėtais atsakymais. Dabar parodysiu, kur minėtos tetos nedraugauja su sveiku protu ir ne man jas mokinti vartotojų teisių. Reikalas tas, kad civilinis kodeksas reikalauja pateikti visą su garantija susijusią informaciją. Štai 228 civilinio kodekso su ženkliuku 7 straipsnis. Vartotojų teisė į informaciją, kai sudaromos nuotolinės sutartys. Na ir 11 punktas. Jeigu reikalinga vartotojų aptarnavimas, jiems teikiamos paslaugos po sutarties sudarimo ir kokybės garantija, komercinė garantija bei jų sąlygos. Na ir kas ta kokybės garantija? Čia jau įdėmiai skaitykite. 228.14 ženkliukų straipsnį. Kokybės garantija. Verslininko įsipareigojimas vartotojui grąžinti sumokėtą prekę ar paslaugos kainą, pakeisti, sutaisyti prekę ar kitaip pašalinti prekės ar paslaugos trūkumus, kai prekė ar paslauga netitinka garantijos dokumente numatytų sąlygų ar reikalavimų. Ir trečia dalis.
kokybės garantija turi būti pateikta valstybinė kalba. Joje turi būti nurodyta, dėmesio, garantijos teikėjo pavadinimas, buveinės adresas, elektroninio pristatymo dėžutės adresas ir išdėstytos garantijos sąlygos, įskaitant trukmę, taikymo teritoriją, informaciją reikalingą reikalavimams dėl garantijos pareikšti. Dabar žiūrime į man pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Pagal ją gauname, kad garantiją teigia Pigu LT, nes jos čia visi rekvizitai suteikti. Bet pagalvokite logiškai, ar sugedus santechnikai Pigu LT siūs santechnikus, taisys gaminį, pakeis jį kitu? Žinoma, ne, tai darys gamintojas. Taigi, Pigu LT kaip verslininkas turėjo viską atlikti su pardavimu, ką aš ką tik skaičiau straipsnėje. Jie turėjo mane informuoti apie tai. O vartotojų teisės tarnyba privalo žinoti įstatymo normas apie tai kalbančias, arba bent pasidomėti pardavėjo, ar jis visą informaciją mums pateikė, pabrėžiu, visą. Kaip matote, tiek Pigu LT, tiek vartotojų teisės ne viską iki galo padarė. O kodėl? Kodėl jie ne viską padarė? Ne viską ištyrė, ne visą informaciją pateikė? Parašykite komentare savo nuomonę. Aš savo klipe apeliuoju ne į nepateiktą informaciją, o į nesažiningą Pigu LT poziciją, tai yra jie ne visą su garantija susijusią informaciją pateikia. Jie tyčia nutyli tiesą. Jie nuslepia jų papildomų pajamų šaltinį. Kągi aš turiu omeny? Viskas paprasta. Jei nueisime į Groja svetainę, štai ją matote ekrane, pamatysite, kad ši tarptautinė kompanija save ir savo prekės ženklą labai gerbia. Štai ką jie rašo. Groja suteikia garantijos paslaugas galutiniam vartotojui pagal toliau nurodytas sąlygas visiems, pabrėžiu, visiems produktams su Groja prekiniu ženklu, kurie pažymėti kaip gaminiai, kuriems taikoma Groja 5 metų gamintojo garantija. Jei nori, kaip žemiau parašyta, net tą 5 metų garantiją dar gali papildomai prasitęsti. Dar paskaitykim jų garantijos sąlygas, kurias atsisiųsti galima paspaudus šią nuorodą, mato turbūt svetainėje. Čia parašyta, garantinės paslaugos. Groja garantuoja, kad Groja prekės ženklo gaminiai pagaminti Groja po 2016 metų rugsėjo 1 neturi medžiagų, gamybos, dizaino ir funkcinių defektų. Vertinant, ar gaminys yra defektinis, remiantis techninių standartų galiojusių gaminio pagaminimo dieną. Bet kokius atsiradusius defektus Groja savo sąskaita pašalina remontu arba Groja nuožiūra pakeičia prekę. Ir žinote, koks punktas mano atveju taikytas. Štai šis defektuotas produktas keičiamas nemokamai, pristatant ir įrengiant naują to paties tipo ir kokybės produktą. Jei garantinio įvykio metu defektinis produktas nebeganinamas, Groja gali pristatyti panašų tokios pačios arba didesnės vertės produktą. Po pakeitimo defektinio produkto nuosavybės teisė pereina Groja. Taip, dabar tikiuosi jau kažkas pagavo mano mintį, ypač protingieji žiūrovai, o ne kažkokie tai ten iš dangaus nukritę komentatoriai. Taip, dabar jūs supratote teisingai. Aš kreipiausi į gamintoją. Tai yra į tą patį, su kurio jokių sutarčių neturėjau, kurio kontaktų man nepateikė Pigu LT, kuriam nusinčiau lygiai tą pačią informaciją, kurią siunčiau Pigu LT ir vartotojų teisių gynėjam. Čia ta pati kompanija, kuri savo svetainėje rašo, turite galimybę įsigyti arba pratęsti garantijos laikotarpį iki 5 metų. Štai kodėl juos Šiku LT vadinu. Tas, kas mums vartotojams priklauso nemokamai, jie siūlo įsigyti. Čia kokiam šliužui reikia būti, jei tas, kas priklauso nemokamai, tu lupi iš žmogaus. Ir dar, jei tu iš juos kreipiesi pagalbos, jie tokiu naglų snukiu. O jums garantija nepriklauso, ji tik 2 metam. Puikiai žino, kad gamintojas taiko 5 metų garantiją, bet ne, jie grybais apsimes. Ajajaj. Todėl man Pigu LT lygu. Tai štai, kreipiausi į oficialų Groja gamintojo garantinį servizą.
Man pranešė, kad problema užregistruota ir savaitės bėgyje atvyko meistras. Nemokamai pakeitė mūsų maišytuvą į naują. Matote, koks buvo, na ir kokį mums nemokamai pastatė. Taip, jis kitoks, naujesnis, nes tų senesnių nebegamina. Todėl mums naujausią modelį įstatė. Ir manau, vargo nematysim, o jei ir bus kažkas, žinoma, į ką? Į gamintoją kreipsimės, o ne Pigu LT, kurie savo vardą jau susižalojo. Be to, nepamirškite ir vartotojų teisių, kurie turėjo visapusiškai išnagrinėti informaciją, įvertinti visus įrodymus, bet Rasa ir Jolanta atsainiai atliko savo darbą. Todėl, žinote, ką padariau? Šį klipą nusiunčiau vartotojų teisių tarnybos vadoviai Godai Aleksaitei, na ir žinoma, Teisingumo ministerijai, kuri šį tarnybą prižiūri ir kuruoja, kuriai jinai pavaldi. Manau, tarnybos ir šių darbuotojų kolegos turi žinoti, su kokiom kartu dirba, vartotojai turi žinoti savo herojus. Kai skundą į šią tarnybą rašysite, galite pridėti net žemiau. Prašau, kad mano skundą nagrinėtų ne Jolanta Petrušauskienė ir Rasa Pupienienė. Lietuvos aukščiausias teismas yra pabrėžęs, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos. Vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešas interesas. Svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir dideliai visuomenės daliai. Todėl man taip svarbu šią situaciją parodyti kuo didesniai visuomenės daliai. Nes tai ne mano problema, o mūsų visų. Tik mes visi galime apsiginti nuo tokių prekybininkų manipulacijų ir galimos žalos bei nuostolių. Na ir pabaigai pasakysiu nuoširdų ačiū Mantui Čiukšiui. Jis puikiai žino už ką. Taip pat dėkoju savo Patreon rėmėjam, be jūsų nebūtų klipų. Ačiū tiems, kas palaikote, kas dalinatės bei sekate mano klipus. Iki greito, iki malonaus.